Vilniaus ledo ritulio mokykla Geležinis Vilkas. Nu ką, pakalbam kaip ir su visais turbūt po to išsirutulios kažkas. Tai anksčiau rašydavausi planą, bet žiūriu, kad pagal planą man čia niekada niekas nesigauna, čia kaip Dievas duoda, taip ir einasi. Kaip iš vis, elektrėniškis ir aišku, kad kaip ten atsirado tas ledo ritulys gyvenime? Tai būdamas, žinai, kaip vaikas, jau dabar žinatelis treneris, mūsų toks senimas buvo, atvažiavo Elektrėnas, žinai, atėjo į pirmą klasę ir kaip normaliai ir mes paskui atėjo į klasę ir pasiūlė. Nu, ir visą klasę praktiškai berniukų norėjom pabandyti, būdamas 7 metų. Dabar jau 57 metai, nu tai jau 50 metų žaidžiu. Nu, taip ir užsikabinom. Elektrėnas mažas miestelis, nelabai buvo ką veikti. Taip nebuvo didelis, kaip sakot, pasirinkimo tais laikais. Tai, iš visos klasės mes tik tai dviese paskui likom, kas liko toj komandai, taip žaidė ledo ritulys. Aha, supratau. Dviese tik tai, bet tai jau nemažai, nes bendrai ten kas kiekvienus metus turbūt Elektrėnai vis pildydavosi ir visą laiką ten tų žaidėjų buvo. Tai būdavo ten, pagal gimimų metus, ten buvo 66 metų, 67, paskui 68 ir taip eidavo, jo, bet ko vyresnį tapdavom, to susijungdavo paskui vis tiek. Nu, sakau, mažas miestelis, matot, nelabai. A kada jisai prasidėjo tas ledo ritulys iš vis bendrai Elektrėnuose? Neatsimeni? Iki mūsų pradėjo tą čiuožyklą, kaip pastatė. Aha. Jo, tai mes dar padėjom kaip vaikai statyti. Tai skaitykit, 70 metais kažkur tai. Pradėjo, atvažiavo rusai treneriai, Seninas atvažiavo iš Sankt Peterburgo. Mūsų ten vietinis toks Laurinavičius, turbūt apžinatinis jau, ten Sidaravičius. Ir po truputį, aišku, didelį paspatį padarė tas elektrinės, tada vadovas Nareika toks, kur statė tą čiuožyklą, sportui daug dėmesio skyrė, ir išsirtuliuoja. Man tai labai įdomu, kodėl Elektrėnuose būtent, kas čia per sprendimas toks buvo. Ar čia naujas miestas dėl to, kad buvo visiškai? Tai jūs matot, jo, čiuožyklą, dirbtinį ledą pastatė, ką galėjo paskirti. Kaunas tik tai turėjo, Vilnius, tą dirbtinį ledą. Bet būtent tas vadovas, kiek žinau, ten Nareika, kuris labai norėjo, matėt, kokie rūmai pastatyti. Aplamai, tada buvo tam miestelėje tas vaikų pasaulis ir viskas, kas geriausiai stengiasi tam miestelį duoti. Ir pastatė tą čiuožyklą, dirbtinį ledą ir pradėjom. Nors iki tol žaidė, bet ten žaidė turbūt ant ežero, aš dar mažas buvau, tai sakau, tai nuo 70 metų jau ten treniravosi. Ir iki kelių metų teko žaist, ta prasme lankyti ledo ritulį, iki kiek teko atbūt. Kaip atrodė iš vis tas jūsų laikų treniruotės, kaip jos būdavo? Jūsų dabar tai jo, be abejo, pasižiūrėsit. Dėl aprangos aš jau nekalbėsiu, turbūt žinot, kokia. Aha, šutinės taip ten. Jo, tai mano labai geri prisiminimai, kaip atėjo treneris, išdalina nuėjo elektrinę, išdrožė iš tokio aliuminio storio tokius apvalus dalykus, čia ant kelio apsaugas. Mano mama buvo skardininkė, iš skardos išlenkė tokias skardas ir tėvas ant tokio storio vailako prisiuvo skardą ir kaušelį uždėjo. Čia koja apsaugas tokias buvo. Pačiūžas, pačiūžas, jeigu prisimint, ten čiuožėm paprasti kaip batai ir su peiliais. Ir labai, visas apsaugas jo. Žieminė kepurė, pirštinės, taip ir treniravomės. Jo, po truputį atveždavo tą aprangą ir man atsimenu laimingiausia buvo, kada man pirmą kartą davė pačiūžas, kanadietiškos kanatkės tada vadinamus jo. Tai aš tada laimingas namo atėjau, aišku, ne naujas, bet kitaip būdavo čiuožti, nes anksčiau, sakau, paprasti batai, peilis ir mes iš linoleumo išpjaudavom tokį, įstatydavom, kad, tvirtai laikytis. Tai dabar pasižiūrėjau į vaikus, aišku, pavydas, bet tada, tokie dalykai. Ir kad tas miestelis mažas, rūbinių nebūdavo ir reikėdavo eiti namo, tėtis Rusijai, man turėdavo kiekvienas butas Rusijai, man padarė tokią kambariuką, ten aprangą suneždavo, ateini iš mokyklos, persirengi, ledo ritulio aprangą, ant žiemų, šaltos žiemos ir su pačiūžom eini į čiuožyklą, atsitreniruoji, taip pat grįžti, ten jau praustis ar dar, tai tokių dalykų net nebūdavo anksčiau. Tai taip. Aišku, su laiku paskui jau, bet čia pradžia buvo tokia.
Nu, anksčiau mes į vonę, kiek ten tėvai kartą vonioj maudydavosi, mes, bent jau nežinau, sekmadienį maudosi vonioj visi. Nu, apsiprausdavom ten, bet jau kad sielas, tai gaudavosi, kad, nu, vieną kartą į savaitę maudaisi, pilnai. Tai aš tiesiog, bet šalta būdavo, įsivaizduokit, daeini iki čiuožyklos, pirštai, rankos, kojas sušalo, pastovė elektrinė radiatoriai, užlipam visi ant to pečiaus, pastovim, užsidedam ir eidam čiuožti. Nes pradžiai ta čiuožykla, kur dabar važiuoja Elektrėnuose, buvo tik aikštelė, ir šiferių buvo aplinkui, nei stiklų nieko, nei tribūnų nieko, daug metų buvo pradžiai. Tai va, sakau, aikštelė, ten tokias, kaip iš medžio sukalti kambariukai, kur elektriniai pečiukai stovėjo, kur galim buvo pasišildyti, va ir viskas. Tai būdavo taip, kad ledą ne visada užlėdavo ir irgi ten mes pradėdavom, atrodo, nuo spalio mėnesio. Nebūdavo, kad taip ilgai laikydavo. Kaip buvo atsimenu sugedė, tai eidavom ant ežero treniruotės. Žiemas ankstyvas buvo, užšaldavo, tai turėjom čiuožti, nes to ledo ne visiems užtekdavo, ten grinai ant ežero treniruotės vykdavo labai dažnai. Esu atvažiuojam, ledas tik skilt pradeda treneris, stop, atgal, įsivažiuojam, va tai tais laikais tai būdavo. Šiais laikais jau tėvai gyvenime neleistų, anksčiau tai ten, nu, nes ką ten, visi, bele ką ten, nu kaip. Dabar matau ten, kada jau storas ledas ten, iš Trakų vaikinai, matau, išvalo, ateina, Grinamorį pasižaisti ant to ledo, aišku, smagus kitas ledas, mes irgi išvalydavom, čiuoždavom, nu. Labai norėjom žaisti, tai mums atrodė bent kur mes galim žaisti. Vat ir viskas. Tai džiugu, kad dabar tokios sąlygos, bet mūsų laikais tai jo ir apsauginės priemonės, jo jeigu šalmai, turėdavom šalmą, atsimet, nei grotų, nei stiklų, nei kaklo apsaugų, nieko. Aš nustebiuosi, kad praktiškai mažai buvo tų traumų su tom apsaugom. Taip, bet kontakto mažiau gal buvo, ar ne? Niekam užtekdavo. Duoka. Tas pats, taip. Taigi ten, nu, neslėpsim, jo pagrindiniai rusai ateidavo ir mokindavo. Jo, jie, kaip visada, pratimai, kad mušt kanadėti, ten kontaktinis sportas, jo, bet ir viskas. Ne. Leisdavo čia dabar pas mus ten iki U14 negalima ten žaisti kūno, jo mokino vaikus. Tais laikais, tai jau nuo vaikystės pasistumdyti. Darius Kasparaitis gali jums papasakoti, kaip mokino jos. Nu taip. Nu jo, dėl kontaktų tai taip, bet ir pas mūsų dargi buvo jau, čia kada priėmėt ant tą, kad nuo U14 tik tai kontaktas atsirado? Nu, tipo galima. Nu, dabar tiksliai, Lina, neprisimenu. Nu, maždaug. Tai nesenai visai. Jo, nesenai. Nes anksčiau to nebuvo. Taip, nu, jau dabartinį, kur federacija dabar dirba, daug pakeitimų, tokius stengiasi vis tiek, jie ima pavyzdį iš tų šalių, iš Suomijos, iš Švedijos, kažkas tai pristato. Nu, galbūt ir teisinga, kad vaikai nebijotų, nes ateina jie vaikai skirtingi, ūgis skirtingas, dar kaip Lietuvoje, žinai, jie žaidžia keletą amžiaus, nu, ir įsivaizduok, ten vaikai skiriasi ir turi, kaip jie aiškina, turi nebijoti privažiuoti, išmokti pradžią ramiai, nors kaimynai, rusai, baltarusai, pažiūrėk, jie ten nuo vaikystės jau tas kūnų žaidžia. Tai, nu, mūsų federacija priėmė tokį sprendimą, tokias taisyklės. Nu, ten, pavyzdžiui, Švedijoje aš nepasakyčiau, kad vis tiek tas kontaktas visur čia, bent jau, nu, kada aš buvau, čia Markas dar buvo mažesnis. Tai, nu, bet jeigu dabar nesenai priėmė, tai aš nežinau, dėl švedų, tai aš kažko tai yra tas kontaktas pas tos vaikus. Ne, kontaktas yra, nu, bet ta prasme, oficialiai kaip kūnų taip nežaistų, bet ta prasme, ten kažkur tai pasistumdyti lengvai prie vartų, ten prie borto turbūt galima, bet kūnų ne. Tai, nuo U15 jau gali, tai tokie priėmė sprendimą. Bet jos mokyti tai galima? Juos mokyti tai galima, ar ne? Tai treniruotėj nieks nedraudžia, oficialios rungtynės iš teisėjo reikalauja. Okay, supratau. Nu gerai, tai kūnų jūs pažaidėt, turėjot uniformą neblogą, sakykim taip, ant ežero žaidėt, kas yra, aš manau, labai smagu ir šiais laikais turėtų grįžti šitas dalykas, nes Švedijoje tai pas mus čia daug kas, kai atsiranda sniegas, aišku, kai dabar tai nėra tas visai. Bet ir čia kiek jau buvo metų pačiam, nu maždaug, sakykim, kai jau iki kelių metų teko, kaip čia suformuluoti dabar tą klausimą,
kaip atrodė, bet, pavyzdžiui, kai buvo 15 metų, kaip atrodė tada ledo ritulys? Ledo ritulys, sakysiu, mes žaidėm Tarybų Sąjungos čempionatė, įsivaizduoju. Nu va. Elektrėnus atvažiuodavo tokie, mes, suprantat, gyvenam dar Tarybų Sąjungoje. Skaldom, nes užaugam, jau čia kas žino, tai žaisdavo tokie, atvažiuodavo CSKA, Dinamo Maskva, mes vaikai, mes važiuodavom tenai ir žaisdavom, viskas, nes Elektrėnai buvo tokie čiužykla, kur net iš Baltarusijos atvažiuodavo pirmos lygos Tarybų Sąjungos, bazavosi pas mus Elektrėnuose, stovyklas vykdavo, Dinamo Maskva atvažiuodavo treniruotis, kaip Kasparaitis ir pataikė, pasiekė tenai. Supratau. Maskva pas mus žaidė draugiškas rungtynės, jį pamatė ir buvo pakviestas tenai. Tai įsivaizduokit, toks lygis, organizacija buvo ir jau būdamas 15 ir mes ir aprangą gaudavom tada, rusišką tą aprangą, bet pastoviai naują atsiųsdavo, tai visi buvo aprengti, tai buvo puikiai. Kad viskas nemokamai, tai puikiai visi žinot, ir nemokamai, ir maistpinigus gaudavom, ir apie ką nereikėjo rūpintis tų kelionių. Bet pagrindinės kelionės buvo į Rusiją, važiuodavom, jau traukiniais, su tašiom atsimenu, ir Maskvoj, ir metro, tais kuprinėm tom, viskas mums teko tą pabūti. Už nieko nemokėjom, laisvai treniravomės, viską gaudavom. O tai čia buvo Elektrėnų apmokėta, Elektrėnų savivaldybė? Taip, Elektrėnų, taip. Savivaldybės nebuvo, nes buvo Elektrėnai, Trakų rajonas buvo. Trakų rajonas, ten buvo Trakuose, bet nesvarbu, miestelis Elektrėnai gaudavom, pilnai aprinkti buvo vaikai. O tai Kasparaitis buvo čia, jisai kelintų metų, jisai 70... Jis jaunesnis, kiek jam dabar, man atrodo, 8 metais. 8 metais, supratau. Bet jis ateidavo, ar 5. Ateidavo su jums žaisti? Pačiuošti tenai, nes tas treneris, Aleksejus Nikiforovas, jo treneris, jis dažnai leisdavo jau pas mus, pačiuošti ten pas vyresnius. Jį, Zubrų, Bauba dar toks žaidėjas, jis buvo 3 auklėje tenai, paskui atskirai su jais dirba ten, didelis jo nuopelnas, aš skaitau, iš tikrųjų buvo puikus treneris, bet tam tikrų priežasčių neleido jam padirbti, jis turėjo paskui išvažiuoti, gaila. Tai iš tikrųjų buvo aukšto lygio, yra treneris ir dabar. Jisai dabargi Amerikoje gyvena ir dirba. New York Islanders ten, kaip ten, kažkokie... Sistemai to, nes aš su Pijum Rulevičium kalbėjau, tai jisai sakė, kad jisai pas jį buvo, kažkaip jam buvo pasirinkimas gyvenime, ar pas Nikiforovą eit, ar dar kažkur tai pasukti ten, bet jisai pasirinko tenai, ir, supratau, o tai gerai, tai 15 jūs važiavote į Tarybų Sąjungą, žaidėt viskas nemokamai čiki-piki ir iki kelių metų visas tai tęsiasi tas ledo ritulys. Tai sakau, kai žaidėm Baltarusiją, Rusiją, į tos šalis, paskui, kaip jau, sakau, 16-17 aš jau pradėjau už vyrų žaisti, Lietuvos čempionatas, dar turiu pas save ofise laikraščius yra, kaip pasižiūri, Lietuvoje buvo keletą lygų, net kiek vyriško komandų, jau pradėjau už vyrus žaisti, nes labai stiprus buvo Lietuvos čempionatas, nes toks miestas kaip Klaipėda buvo atsivežę rusų, Kaune vien tik 3 buvo komandas aukščiausiam divizione, ten Kaunas Staklis, Ploštas ir man neprisimenu dar komandą. Pas juos irgi iš Rusijos atvažiuodavo tas. Ir tas lygis labai pradėjo kilti, nes pradėjo važiuoti tada, iš Rusijos tada, aišku, iš Rusijos, iš Baltarusijos atvažiuodavo Klaipėda, Kaunas, tai buvo labai aukšto lygio ir mūsų jau vaikus po truputį prie vyrų leisdavo. Ir paskui baigė mokyklą kariuomenė, tarybinį laiką. Kariuomenė, Nors turėjau pasirinkimą su mano klasioku, kurie mes dviese likom, Vladimiras Fiševas toks, jo sūnus, kur jo maikutė kabo Kanadoje, Aimas žaidė už rinktinę, maikutė kabo tam nacionaliniam ledo ritulio muziejuje Toronte, viskas tai pasiūlė mums, mes ten turnyrė Narvėse žaidėm už antros lygos Tarybų Sąjungos jo komandai, bet aš nutariau, aš eisiu tarnauti į kariuomenę, kažkodėl tai norėjau, 2 metam buvau iškritęs iš ledo ritulio. 18-20. Ir grįžau 88, patys žinot, nepriklausomai 89, dar turėjau šansą
pradėjau, pasilgau to ledo ritulį, ten Rusijai neišėjo pažaisti man ledo ritulį, bet pradėjau intensyviai sportuoti, grįžau ir dar atsimenu, pirmas tas čempionatas, po pirmų metų geriausio gynėjo buvo pripažįstas Lietuvoje. Ir mes važiavome į Lenkiją, į Lodzį tokį miestą turnyrą, labai gerai energija pasirodė ir gavau pasiūlymą, kontraktą. Mūsų du žmonės pakvietė ir viskas, išvykom peržiūrai 89 metais ir pasirašėm kontraktą, viską būčiau, čia rašiausi, bėgiau, viską būčiau išvažiavęs turbūt. Ir pasirašėm kontraktą ir tie draugai lenkai ten žaidėjai sako, pinigų kažkaip tai nėra. Ir turėjom vėl mūsų dvi komandas susitikti, išvykti ir praneša, kad bankrutuoja klubas, finansavimas baigtas ir iš vis Lodzė užsidarė, pasirodo, tada buvo labai... Tai taip ir neteko paragauti legionieriaus duonos. Atėjo nepriklausomybės metai, tie 89-90, tas truputį chaosas, jo, ten teko uždirbinėti pinigus, tai va. Ir tada jau pirmą kartą rinktinę surinkom Lietuvos, jau kaip nepriklausomybė. Jo. Lietuvos rinktinė, jo. Ir pirmą kartą mes važiavom pasaulio čempionatą į Pietų Afriką. Teko sudalyvauti. Tai taip, pusiau sportuodavom, pusiau mes dirbdavom, tai jau toks iš paauglystės, jau 20-21, jau toks suaugusių galbūt buvo. Jo. O tai Pietų Afrika, tai čia buvo tas divizionas dar toksai iš tų žemesnių, ar jie tiesiog... Mes turėjom kaip priėmė, kaip sakant, narį, ir turėjom iš apačios kilti į viršų. Teisingai, į EHF turbūt kažkaip... Jo. Lietuva pripažino ir tada pirmą kartą mes, išteko iš pačių ten žemesnio. Ir tada nebuvo tiek dar komandų, dabar dar daugiau padaugėja. Bet mes važiavom Pietų Afriką, atidarėm pirmą kartą pasaulio čempionatą, tai pirmoje rinktinėje mes ir buvom mūsų metai. O kokiu kriterijum buvo atrinko, kad būsiu gynėjų, pavyzdžiui? Nebuvo turbūt gal greitas puolėjai, vis tiek turbūt turėjo būti greitesni, ūgis ten šiek tiek aukštesnis buvo už savo bendraamžius. Tai treneriai, žinot, anksčiau kaip į vartus, čia aš nemokys tokį vartus, didesnis, greitas į puolimą, visi kriterijai. Nepasakysi, kad pas mus buvo ten, žinai, eilė stovėdavo 20, nuo 15 iki 20 vaikų komandai buvo, ir viskas, tokios kaip konkurencijos nelabai buvo, irgi, kaip ir dabar maždaug Lietuvoje. Tai vieno amžiaus, tai sudėtinga surinkti. Bet dabar, pavyzdžiui, jeigu pagalvojus, norėjosi pačiam ir būt gynėju, ar tiesiog kaip vaikas net negalvoji, bet, pastatė ir pastatė, ar vis dėlto norėjosi ten į tą priekį išlėkti biškai karts nuo karto? Ja, tai pradžioje norėsiu iš vis vartininku būti, nes, pažįstu, tingėjau bėgioti, galvoju, čia bėgti, gerai, vartas įstovi, savo nereikia daryti, bet pas mus treneris labai protingai. Norit, kiekvienas turėjo pabandyti vartininką. Taip. Aš galvoju, būsiu vartininku, vartininkam tada aprangą, pirmiem kam davė, jo, kiti neturėjom, bet vartininką, negalėjo vaikas statyti. Turėjo aprangą. O galvoju, gausiu aprangą čia, nieko nereikia stovėk vartas ir tegul kiti bėgiuoja, žinai. Atsistojo, vienos treniruotės užteko, supras, kad ne, aš geriau aikštelį palakstysiu. O dabar, žinai, jau prieš 50 metų buvo, neprisimenu, kodėl, žinai, taip. Niekas nedrausdavo pabėgti ir muždavo įvarčių, sakau, ten po kariuomenės, po 2 metrų pertraukos grįžus į Lietuvos čempionatą, tą sezoną puikiai atžaidžiau, nemažai įmušiau ir Lenkiją įmušiau. Geriausiai gynėjai Lietuvoje buvo pripažintas, aukščiausiai lygų, ten prieš Klaipėdą mes aplošėm. Ten po 10 metų pirmą kartą tapom Lietuvos čempionas, į Lenkiją nuvažiavau ir jiem patiko, aš ten nemažai kaip gynėjas pasijungdavau, bėgdavau, muždavau, tai pasiūlė tada jų treneris. Tas tada, tai... Dabar gynėjai gali padaryti. Ne, tai gali, aišku. Tiesiog, taip, kažkaip tai gaunasi, galbūt tie gynėjai pasipratina, kad reikia geriau, nes Markas dabar 8 varžybas sužaidė kaip gynėjas. Nes gynėjus visus išdaužė, tai galvos, tai kojos, tai žandikauliai, tai rankos išsuktos, ten visi sulaužyti. Ir treneris sako, tugi mokė, Markas nuo mažensgi buvo ten, tai sakė, tugi mokė. Sako, davai, gali tipo pabūt biškai, pakol nėra čia šitų. Sakė, davai, pabūsiu. Tai 8 varžybas atžaidė, tik 2 golus praleido. Sakė, ir tai ne mano tie golai.
Tai golai, visas penketas ant ledo, jo, tai ką ten, kažką tai kažkieno, tai ten, žinai, tai čia. Tai viskas tvarkoja gerai, universalas, pažiūrėk, gali ir ten sužaisti. Jo, bet šitą lygis dar toksai, blemba, jie ten lekia visi, ten daužosi, lekia, ten mušasi, ten, jo, maja, nu Kanada, kaip всегда. O, gerai, iš armijos įvyko sugrįžimas iš armijos, sužaista tada jau čempionatas Lietuvos, kaip ir neblogai viskas einasi ir kokiu momentu įvyko tas jau sprendimas, kad reikia pabaigti visą šitą reikalą. Nu, matai, šeima atsirado, labai greitai apsivedžiau, būdamas jaunas, ten 21 metų, 22, ir ką. Taigi ledo rituliai nieks pinigų nemokėjo, jau prasidėjo suaugusi gyvenimas, turėjom uždarbiauti. Čia, aplamai, tas toks pereinamas laikotarpis, kas auga tais, gali, jaunimas nežino, mes tai žinom, kai tuščias parduotuvės, ta pinigų kaita, šiok toks, skaitau, jeigu lengvai chaosas buvo jo gyvenime, kas kaip galėtas išgyvena. Ir treneris, ką jis galėjo pasakyti, jis kviesdavo, reikia, bet ką, gyventi reikia, tai sėdavom, važiuodavom, kas į Rusiną, prekiavom, važinėjom, grįždavom, pasitreniruojam, jį pažaidė, ir viskas, tų ledo ritulininkų daug nebuvo, tai dar rinktinį užtekdavo pažaisti, dar 2-3 metus pažaidžiau, bet paskui supranti, kad tu turi arba ten, arba čia. Faktas. Ir ką tenai, negali jau, ir sunku nesitreniruodamas išeiti, net ir tam lygiai sužaisti, tu turi ruoštis. Ir viskas. Ir taip savo. Ir atsitraukiau nuo to ledo ritulio, užsiėmėm ten darbais ir būčiau turbūt atsitraukęs, jeigu ten ne treneris Sidaravičius. Labai apie Rimantą Sidaravičių daug labai kalba. Kažkoks tai ten buvo stebuklingas žmogus kažkoks tai. Jis buvo iš tikrųjų fanatas ledo ritulio. Ir aš visą savo, tą, ką aš turiu dabar ledo ritulį, tai dėka jo. Nors jis buvo ne mūsų treneris, bet ta prasme, jis atsimenu, tai sakau, jis pagavo mane čia kažkur tai laukia Elektrėnuose. Kažką, ką tu darai? Sakau, ten dirbu, ten važinėjau, tai sako, ateik treniruoti. Ir kažkaip tai kalbėjo mane, dėka jo įstojo į universitetą, jo Kaunas Kauno kultūros akademija. Ir jis įtraukė, atvedė į ledo ritulį, įdarbino ir pradėjau taip dirbti. Pradžioje Elektrėnuose. Mano pirmieji mokytojai, tai Ališauskas, Pijus Stankevičius, čia mano komanda su jais. Atrodo, mokėjau žaisti, bet atėjau treniruoti ir pasirodo žaisti ir treniruoti, čia didelis mokslas. Paskui po 10 metų supranti, tada atrodo nieko, bet ir taip, čia buvo labai talentinga ta karta, 91-90 metai, Pijus Urlevičius 92 metų, jis išsiskirdavo net iš tų vyresnių. Tai dėka to Sidaraičius vėl grįžau į ledo ritulį. Tai čia buvo, tai kadangi Sidaravičius pasiūlė sugrįžti, tai čia jau buvo pačiam apie 23, ne? Taip, 23-24 metai. Aha. Ir čia jau, kur buvo Ališauskas, Rulevičius, čia jau pati pirma komanda, ar čia jie jau buvo tokie pati pirma? Tai tokie jau kaip gavot normalių tokių vyrų patreniruoti? Man atrodo, ir Rimas, jos ten pradėjo truputį taip, ir, žinot, kaip atėjo treneris, tie metai tam, tie ten, ir man davė tos metus, tenai. 91 metus, jie mažiukai dar buvo vaikai ir su jais pradėjom mes, kiek aš ten Elektrėnuose, dabar jau neprisimenu, kiek metų aš pradirbęs, tai su jais, kol neišvažiavau į Vilnių. Puikiai karta, nemažai iš jo Ališauskas, Tadas Kumeliauskas, žinot, vėlgi ten Sandris Žitkovas, Kuzmičius, Vartininkas buvo, nes su jais mes, atsimenu, mūsų pirmas turnyras į Liepąją mus pakvietė. Ir Liepąją važiavom ir mes neturėjom, su Kuzmičius Vartininkas sulaužė ranką ir jie davė savo Vartininką, sako, atvažiuokit. Ir pas juos Dinamo Maskva viešėjo, ten didelė šventė. Ir mes pusfinaliai su Liepąja žaidžiam ir neturėjom Vartininką, jie savo davė. Iki finalą išėjo, tą finalą jau Dinamo Maskva laukė. Ir mes vos ten 2-1 pralašėm Liepąją, jų Vartininkas atsistoja, ten jau buvo paskelbta televizija, viską. Mano pirmas turnyras gyvenime su šita komanda, jie ten pridarė, nes Dinamo Maskva jau galvoja, kad lietuviai žais finalę. Sakau,
labai talentinga karta, Pijus ir jo visi draugeliai. Tai jie padėjo ir sakykime, kadangi jau tie žaidėjai tokie buvo talentinga karta, tai pačiam labai buvo neblogas kaip pamoka arba kaip patirtis, kad toliau su jais tokiais gerais pasitobulinot ir tada gavosi, kad, tokia kaip kelionė tolyn atsirado, ne tai, kad, pavyzdžiui, viską ten prapilt, jeigu gauni tokią komandą, kuri viską pralošia, ne, sakykime, tai, pavyzdžiui, motivacijos nebėra, bet kai atsiranda tokia komanda, su kuria gali žaisti, yra motivacija kaip treneriui atsirado, toliau dirbti, ar neteisingai aš galvoju? Atėjau, pirmiausia, turėjau trenerių darbą, dirbau, negalvoju, kad likusi gyvenimą dirbsiu to treneriu, bet, ta prasme, tada buvo tokie sąlygos, buvo darbas, gaudė atlyginimą, eini, dirbi, nes, sakau, gerą komandą, mes daug išvažinėjom su jais viskas, bet, ta prasme, kad užsiciklint, kad eiti dar toliau, tiksliai neplanavau. Taip, vat ir viskas, mes 3-4 metus su jais treniravom, nemažai laimėjom, tai sakau, ta karta aplamai stipri, ten Kauno Tigriukai tada skambėjo, tokie buvo, jau tie metai, viskas ten pagrindas tokį sudarė. Tai ir dirbau, ir taip pat ir užsiimau kitų verslų, važinėjau, nes tų pinigų, tiesą sakant, trenerių atlyginimo, supraskit, kad tik tai neužtekdavo pragyvenimui, tai turėjai sudėlioti ir treniruoti, ir keliauti, ir dar kažką, tai va tokie dalykai būdavo. Jo, mažai buvo. Mažai, aš įsivaizduoju, kad mažai mokėjo. Jo, mažai mokėjo, tai... O jau dukra buvo, pirma dukra buvo, dukra. Tai buvo šeima. Taip, tai va, dalykai. Na ir sakau, tas, žinau, kiek ilgai pradirbčiau, jeigu neišsikraustėm į Vilnių gyventi su šeima. O kada čia tas įvyko? Darbo. Taip, pradėjom Vilniui 2000 metais. Mes atsikraustėm į Vilnių 2002 arba 2003 metais. Tenai. Tai... Su žmona anksčiau ten pradėjo dirbti, paskui, sakau, pasistatė čiuožyklą. Labai gerai prisimenu, kad, ta prasme, žmona važinėdavo, sakom, bandysim Vilniui gyventi. Ir kaip tik Pramogų arena atsidarė. Ir toks mano vienas pažįstamas atėjo, sako, žiūrėk, ten čiuožyklą tu nenori, ten pradėti kokį klubą atidaryti, dar kažką. Galvoju, pabandysim galbūt, nes, sakau, Elektrėnuose kraustamės į Vilnių gyventi, daugiau, kaip sakant, dar studijavau, dar buvau. Ir galvoju, pabandysiu taip savo, tokį hobį jau užsiimti. Tai va, tai nuo 2002 metų pradėjom ten Pramogų arenai. O kaip čia tas hobis atsirado? Ta prasme, ten buvo kažkoks ledo ritulio, kas ten nuomavo patalpas, ar buvo pasiūlymas kažkokia mokykla? Kaip atsirado iš vis ta Geležinio Vilko ledo ritulio mokykla? Linai, supranti, ledo ritulys, aš kaip grįžau iš kariuomenės 88-ais, mes dar važiuodavom į Vilnių, buvo ledas ten prie sporto rūmų. Jo, buvo. Tarybiniais laikais sporto rūmuose buvo ledas, prie sporto rūmų buvo aikštelė. Mes dar 89 metais mes dar žaidėm tenai. Paskui, kai prasidėjo ta nepriklausomybė, uždarė tą ledą, išpardavė tą visą įrangą, kiek žinojau, ta įranga buvo parduota į Gardiną, į čiuožyklą, šaldymo tą įrangą, viskas. Ir skaityk, nuo 89 ir kol nepasistatė 2002 metais ta čiuožykla, nebuvo Vilniui ledo ritulio. Kiek ledo ritulys Lietuvos prarado, būdamas Vilniui tokiam mieste, iki to laiko ten pilna buvo. Dirbtinių ledo nebuvo, skaitykit, tai 90, tai 10 metų. Jo. Vat ir viskas. Ir sakau, davė tokį mintį, aš atėjau pas savininką vieną kartą ledo arenos, sakau, žiūrėkit, noriu atidaryti mokyklą, vat, vaikus, viską. Sakau, man naudosit. Tai jis man sako, o kaip tu darysi? Sakau, vaikus padingsiu, viskas. Tai sako, ateik kitą dieną atėjau, sako, žiūrėk, ne, davai, aš atidarysiu klubą, tu dirbsi pas mane, nes aš tau tokio galiu kainą duoti ledo, kad tu
bankrutuosi negalėsi. Nu, gerai, tai va, taip ir pradėjau. Tai pradžioj pramogų arenai, pats ėjau, toks Vytas Šlikas padėjo, prispausdino plakatų ir vaikščiau per mokyklos darželis, kabinau plakatus, telefonus, viską. Pradėjo žmonės skambinėti, rašiau į bloknotę, sakau, pirmą grupę likau, po 10 metų nebuvo ledo ritulių, vaikus. Tada surinkau sąrašą 20 ar 25 vaikus, amžius nuo 4 iki 15, kad galėčiau jau išeiti. Atsimenu, dariau susirinkimą, pramogų areną, atėjo tėvai, jiems reikėjo papasakoti ledo ritulio aprangą, kas tai yra. Tai pirmas treniruotės, nerandu to įrašą, kažkas tai turėjo, kas su dviračio šalmais atėjo, kas su kalnų slidinėjimu, pačiūžant tokį. Vat, pradėjau ten, tai per 2 metus dirbdamas pramogų arenai, paskui mūsų buvo iki 80 vaikų, bet buvo vienas treneris ir turėjau rinkti. Grinai, bet čia nebuvo Geležinis Vilkas, čia buvo priklausė pramogų arenai. Tenai dirbau jam tėvai jam mokėjo, mes tik tai treniruodavomsi tenai, dariau turnyrus, važinėdavom, kaip mokėjau. Žinok, nebuvo aplamai pirmas turbūt klubas toks, kaip tą daryti pačiam. Sudėtinga buvo, nieks to anksčiau nedarė. Anksčiau, gauni atlyginimą, ateini savivaldybė, trenerių dirbi, gauni pinigus, viskas. O čia turėjau pats viskas suktis. Savininkas tik ledą duodavo, viskas, bet turėjau rūpintis ir kelionėm, ir važiuoti kažkur, tai organizuoti varžybas. Jo pradėjo tas čempionatas, ką buvo Elektrėnai, Kaunas vaikų. Nu, įsivaizduok, pirmi mano vaikai, tai mes atsilikdavom nuo Elektrėnų, rezultatai buvo tokie 15, 20. Kada tu pradedi ir kurioje ten vytis vyresniem buvo sunku. Paskui jau mažiukai patruputį išsilygino. Stengiuosi. Tai 2 metus ten pradirbom, kur pas mus konfliktas neiškylo. Ir viskas, čia su savininku nesutarėm, nemokėjo atlyginimus, pradėjo ten sakau, nenoriu detalizuoti, paprasčiausiai nesutarėm. Ir kaip tik Akropolis atsidarė, padarė tą aikštelę, Vilnius Akropolį. Tai kūriau tada savo mokyklą, tai oficialiai skaitėsi 2005 metai, kaip oficialiai, tai šįmet jau 20 metų mūsų mokyklai, šventinis sezonas, jo toks jubilėjinis. Ir atidariau ir pasakiau tėvam, vaikam, išeinu tenai, kažkas tai liko pramogų, kažkas tai pasitikėjo, atėjo pas mus, ir jau ten 20 metų Akropoliai, dėka jo. Tai ir jūs pasirodėt, ir visi kiti mūsų vaikai, kurie gal Akropolį pradėjo. O savininkas tos Utenos, tos pramogų arenos, čia tas pats vis dar? Ar čia jau kitas? Taip, tas pats, taip, ne, dabar jo sūnus dabar direktorius, tas, kuris treniravosi pas mane. Tai viskas, dabar mes pakalbėjom ir tas jau praeity tie mūsų santykiai. O tai su sūnum lengviau? Tai viskas dabar dalykiška, labai paprasta. Sutartys yra, viskas sutarėm, ir viskas. Tai svarbu. Svarbiausia, kad būtų dalykiška ir paprasta. Jo, jis tada gal mokinasi, nieks nežinojo. Aš pirmas atidariau tokio klubą mokyklai, kad būtų iš ko pasimokyti, paklausti, kaip taip yra. Aišku, tada dar nebuvo tokio galingo interneto, kur tu gali reklamą duoti. Teko, sakau, važinėjau per visus darželis, mokyklos, plakatus kabinti, eiti, kalbėti, telefonus, mobilus tada buvo dar netoks, kaip dabar tu paleidai reklamą, kaip mes dabar leidžiam YouTube ir tu gali per internetą ir gali mėgautis. Viską. Tada teko viską vienam daryti, vienam rūpintis, važinėti, viskas. Ir po truputį atėjo Akropolį, ten 20 vaikų su manim atėjo, tai dabar 220 vaikų, tai per 20 metų, tai skaitykite jo. O kaip jie... O kaip ten, kaip Akropolis, pavyzdžiui, kaip įvyko susitarimas su Akropoliu? Jie suprato iš visko, ko čia norisi, ar atėjo Andrėjus Jatkauskas, nori kažko, tai jie suprato, kaip čia kas? Protingi žmonės. Naumuojat ledą, viskas, prašau, viskas. Atėjo, išnuomosiu ledą, treniruosiu. Ne, jie tenai net ir nebandė kurti savo. Gal turėjo minčių, bet čia ne jų, kaip sakant, uždarbis jo ir viskas. Ir dėka Akropolio, skaitau, tinklas Akropolio, dabar tas ledo ritulys nebūtų jo, aš nežinau, kaip baigtųsi turbūt. Nedirbčiau, nes
noriu pasakyti, kad išėjęs, palikau ten nemažai vaikų, tie po metų, kitų, tie vaikai visi sugrįžo ilgus metus, tam 5 metus nebuvo, ne 5, gal 10 metų ten praktiškai nebuvo to ledo ritulio, kol va, sostinė neatsidarė, Hockey Punks, jo, ten 10 metų. Tai 10 metų patys jie nedarė, vieni metai buvo uždaryti, tai sakau, nebūtų jų ir aš galbūt meščiau ir išeičiau ir neaišku, kom baigtųsi tenai. Nenoriu ten daug įsivaizduoti, bet sakau, Akropolis, tai čia ledo ritulys dabar, ta, mūsų rinktinė dabar ir čia žaidžia. Ir vyrai dabar, kur pusė Geležinio Vilko didžiausią dalį, visi išaugo Akropolinį, jūs Lynai ir visi kiti vaikai užaugo ten Akropolį, kur davė, iš tikrųjų, išlaikė tą ledo ritulį. Dabar tai va. Tai tokia idėja, sakau, atvažiavau Vilnių, nieko nėra, vienas pradėjau, tai čia mažai ką žino, bet nemėgstu ten kažkam tai labai daug pasakot, sakau, traukiau vienas. Ne, nu tai kaip ir būna, nu, jeigu biznį atsidarai, ypač jeigu dar niekada tokių dalykų nėra, nu tai visada būda sudėtinga, tai čia suprantama, čia... Nu tai toks biznis buvo, Linai, žinok, metai dirbi ir atsimenu jau, žinai, nu, nepatogu, žmona jau sako, žiūrėk, arba tu susiras kitą darbą, arba, nu, čia, nes vis tiek mes ten ir važiavam, būstą įsigijom, paskolą pasiėmėm, viską. Ir čia, sakau, dirbdavau taip, kad, nu, ant nulio, metus laiko turėjau išgyventi, nes turėjau ledo nuomą mokėti ir viskas. Ir nežinojau, kaip tai padaryti, kaip iš to ledo ritulį. Nu, pradžioj galvoju, kaip hobį, dar kažkok tai priedarbis, va ir viskas. Bet su laiku teko mokytis viską, metodą, ieškoti savo kelių kažkaip, tai tartis. Dabar jau ten... labai daug internetas padeda, jo tais laikais šiek tiek galbūt jo ir pritrūko informacijos. Nu, bet užtat, nu kaip, čiagi visą laiką sako, pirmi metai būna tokie ant nulio, jeigu ne ant minuso, tai dar gerai visai, pirmi metai verslo kažkokio, tai belė kokio. O jeigu jau, kaip sakant, dega širdyje ta mintis visa ir kaip ir hobis tampa verslu ir žmogus pasišvenčia, tik tiek, kad, nu, vat, kaip ir pačio buvo, nu, kad žmona, sakykime, nu, suprantama, moterim reikia viso dėmesio arba niekaip, arba visas dėmesys, tai čia kitaip būt negali. Čia, nu, normalu, čia su verslu kitaip nebus. Bet, nu, tada atsirado jau, kada atsirado jau ta grupė, ta, pavyzdžiui, Nomanovas, kas ten iš tų tokių, vat aš Nomanovą geriausiai atsimenu. Nomanovas, Čyžas, vat kur. Čyžas, Nomanovas, kas ten dar iš tų. 95 metų, čia šitie visi, paskui, net ir tas Lėja Četvirtakas, Pročenka. Šitie, jo. 96 metai, taip. A kaip jie atsirado? Čia jie nuo mažens tokie? Jie nuo mažens. Nuo mažens. Jūsų tavo 94, tu, Bagdžiulis, 94 metai, ten nemažai mūsų buvo tų vaikų, jo, jūs ten prisimenat. O ir vis, nu tai ir kaip, rinkdavai, ateina, taigi žinot, kaip ten dabar mes galėjai 94, atėjai dar po 5 metų, jau vieni čiuožia, kitus priimi, nu, niekam nepaslaptys, mokykla turi išgyventi. Faktas. Gyvena iš nario mokestį, jo, ledo nuomą ir viskas, ir tu negali, kad ten su mielu noru norėtumėm paskelbti, kad tik tai tokius metus pririnkė, nu, bet kiekvienas vaikas, nu, tai vis tiek eina, mes išsilaikom iš nario mokesčių, dabar ten atsiranda vieni kiti rėmėjai, bet nėra dideliai rėmėjai, kad sau leistum, neimti tų vaikų. Nu, dabar tai iš vis, mano požiūris pasikeitė. Socialinis čia projektas daugiausiai jo. Kiekvieną vaiką bandai surasti jo pagal jo galimybės, kur žaisti. O tais laikais tada Namanovas, ta visi irgi ateidavo, kažkas tai sužinodavo, atvesdavo vieni kitus. Ta bendrija čia Vilnius pasirodo nedidelis miestelis, kažkas tai pasmako. Nu, aišku, Akropolis, jo pats, žinai, pilna žmonių, restoranų pilna, sėdė valgo, nu ir tokios reklamos, kaip sakant, tais laikais labai daug nereikėjo, kurie pamato, ateina, galim, prašau, ateikit. Tai čia pati geriausia reklama buvo. Restoranas aplinkui, visi mato. Jo, ateina papietaut, pamato, o, smagu, maži vaikai čiuožia, o, smagu. Ir Akropolis daug padėdavo, jeigu tu dar prisimeni, man atrodo, ir Taviškis dar žaidė, net tada Mindaugas Marcinkevičius, nu pati Akropolio vadovybė, jų vaikai sportuodavo, daug dėmesį skirdavo. Turėdavom taip, kad vaikai žaisdavo, komentatorius būdavo, tas, kuris dabar per televiziją, jis net garsiakalbį per visą Akropolį komentuodavo, kas vykdavo ant ledo. Tai
tas Gintaras Bražionis, jis iki šiol sako, dabar kaip vyrų rinktinį žaidžia, aš sakau, Gintarai, tai jie užauga, sako, aš juosgi komentuodavau, kaip ten U10, U9, jie skersais aikštelis, ir jis turėdavo komentuoti per Akropolį, visiems žmonėms eidavo ir garsiai, kad ledo ritulys, įsivaizduokit, sakau, kas vyko. Tokia reklama, kad super tie vaikai visi užauga ant to ledo, Akropolinio. Nu jo. Tai čia, pavyzdžiui, čia tie, kurie jau, kur Čižas, Nomanovas, Ragas, jis vėliau buvo, ne? Iš 99 metų. 99. Jis jaunesnis jo. Tai, o kaip atsirado, sakykime, pradžioj buvo ta mokykla Geležinio Vilko, jinai buvo, sakykime, visus ima. Ir kaip išsivystė į tai, kad, pavyzdžiui, pradėjot važinėti kažkur tai jau žaisti, kad jau konkurencingai žaisti, kaip tas atsitiko, kaip atsirado treneriai, iš kur jie atsirado tie treneriai papildomi? Jau tada žinojau, aš būdamas Vinogradove, dirbdavau ten vaikus, veždavau tada, atsimenu, į Gdanską, į Lenkiją, kur su Elektrienais mes į Zelemzį, į Austriją važiuodavom, kad turi būti turnyrai, kažkur tu turi vykti, turi žaisti. Ir žaisti kažkur tai užsieniai, tai smagu vaikam pavažiuoti, apsikeisti, pasižiūrėti kaip kiti. Paprastas dalykas. Ir tada, atsimenu, mes, Nomanova kaip tik ta pirma komanda, pas mus Baltarusijos čempionatas. Nes Lietuvoje nebuvo daug komandų, nebuvo daug tų varžybų, tais laikais ten labai mažai. Ir supranti, kad užtekdavo ir kažkaip tai mes, dabar negaliu prisiminti, kaip atsidūrim, bet mes pradėjom Baltarusiją žaisti. Jo, ir aišku, pirmi rezultatai tokie buvo šiek tiek liūdni, nes lygis ten buvo aukštas. Ir sakau, aš tada, lyg tai ir baigęs mokslus žaidėjai, bet dabar skaitau, kad vis tiek ateina jaunas treneris, dabar jau matau, kad turi matau, gerose klubuose prie tokio patyrusio, senesnį trenerį stato jauną ir jam metus kitus, teisingai jis turi šiek tiek apmokyti. Tu gali mokslus paeiti, dar kažką tai. Arba labai daug kursų eiti, tabulėti, labai domėtis, bet aš, kaip sakau, nesiruošiau, kurie ruošiasi treneriui, jiem galbūt lengvai, žinai, ten konspektuoja. Aš nesiruošiau taip chaotiškai ir bandžiau prisiminti, kada bandai, kurie ruošiasi, kažką tai konspektuoja, įsivaizduoja, bet pas mane taip nebuvo, paskui staigi, būsiu. Ir bandai, tada pradėjau ieškoti kaip. Ir susipažinom, Mogiliovė buvo labai, yra dabar treneris Genadijus Khutarcovas toks, ir mes su jo komanda žaisdavom, man patiko stilius tos komandos, kaip žaidžia. Ir aš niekad nebijodavau, man negėda pasakyti, jeigu aš nemoku ar nežinau, matau, kad trūksta jo rezultatai klaikus, gaunam, lyg tai treniruojasi, kažkas tai ne taip, neveikia tą sistemą, viską. Ir mes susidraugavom ir sakau, žiūrėk, gali padėti, paprasčiausiai taip, kaip, taip. Vienas amžius vaikų, vieni gali, kiti negali, viską. Ir su mielu noru sutiko, skaitau, jis antras mano toks mokytas, kuris, jeigu Sidaraičius atvedė lyderį, šitas padarė treneriu, šiek tiek, kur galėdavo suprasti, kaip tą daryti. Jo. Ir jis atėjo, mes pradėjom daryti sporto stovyklas, jis atvažiuodavo, padėdavo, nes, sakau, po dviejų metų, mūsų komanda, aš aplošdavau jau juos. Jis tada atsimenu, mes aplašėm Mogiliovį, jos vaikus, ir jis sako, žiūrėk, dabar tu jau esi treneris, aš jau dabar tau nereikalingas, bet mes iki šiol draugaujam, ten susiskambinau, ta prasme, man patiko, sakau, jo požiūris ir, sakau, 2 metų reikėjo taip, kad šiek tiek tiksliai žinoti, kaip jau turi dirbti, nuo ko pradėti ir kaip daryti. Aišku, su metais ta patirtis didėja ir didėja. Tai sakau, mokslai ir kad tu žaidėjai, tai ne faktas, kad tu būsi treneris. Viskas. Kur dar paskui psichologija dar dasideda, daug reikia niuansų, labai daug reikia žinoti, skaitau į fiziologiją domėtis, daug visko. Tai Sidaraičius atvedė, Khutarcovas man padėjo. Tai ir aišku, jeigu talentingi vaikai pasitaiko, dar lengviau tada dirbti. Jo. A kaip atsirado taip, kad šitas, kai atėjo supratimas, kad nebespėjai vienas
ir reikia kažkokių rankų. Ar vaikų padaugėjo, ar tiesiog jau laiko nebeužteko, norėjosi ir su šeima gal pabūt, kaip tas atsitiko visas? Taip, tu teisingai nepažymėjai. Kaip sakau, pradėjau važiuoti į Baltarusiją ir supranti, kad vaikų didėja, paprasčiausiai jau nespėja, atitinkamai, tu turi, jeigu nori kokybiškai dirbti, jeigu tikslas buvo, kad būtų geriausia mokykla, daugiausiai, rezultatai norėtis, ir viskas. Tai be abejo pradėjai ieškoti trenerių, kokių trenerių negali paimti bent ką, vis tiek turi žmonės, tie, kurie moka tą ledo ritulį, supranta, kad ten, aš suprantu, krepšinį Lietuvoje bent kas gali treniruoti turbūt, visi mes mokam, pačiūžas yra vis tiek savo dalykas, ir pradėdavo, nes pas mus pradėjo ir jėkų, eidavo, prašydavo tie, kurie buvo žaidėjai, ne tiek su įsilavimu, nors ledo ritulininkis truputį, nes mažai kas ten ėjo, studijavo ten kažką tai žaidė, ateik, pabandysi ten Lietuvoje, šiek tiek tą sistemą nieks ten labai nekontroliavo, ten galėtų dirbti, negalėtų dirbti, ir viskas. Svarbiausia, kad pirmiausia norėtų dirbti, mokėtų su vaikais, nes vis tiek vaikai, ir viskas, noras ir galimybės. Tai ir paskui žiūriu, kad jau administratyvinis reikalingas darbuotojas, nes krūvo popierių, jeigu tu dar prisimeni, sutikimų ten reikia, važiuoji į užsienį, krūvo dokumentacijas rašyti. Ir viską vienas nespėja, kad viskas, nes įmonė pradžiai galvoja ten vieną kitą komandą, paskui įsirutulioja jau mokyklą, tikra mokykla, tai turi būti administratorius, ten buhalterija jau buvo, ir viskas. Ir po truputį, tai vieną, tai kitą trenerį, kas ateidavo pabandyti, patikdavo, nepatikdavo, išeidavo, tai jie ta rotacija, kaip sakant, daug metų buvo išlikę praktiškai tie patys žmonės, ten po truputį didėdavo, iki vieną, pradžiai dviese, paskui dar vieną, lyg tai matai, didėja, vėl reikia dar vieną trenerį, tai eini prašai, tai vienu momentu dabar 8 jau dirba, 9 jau ateina, net mūsų auklėtiniai, dabar vartininkų treneris, toks Kazimieras, jauna vaikas, praėjo mūsų visą mokyklą, dabar atėjo, baigė mokslus, pažaidė pats, dabar ten dirba, ateina laisvalaikiu irgi padeda jaunus vaikus treniruoti, labai faina, kad jie patys Arkadijus Reizinas, irgi tu turėjai pažinoti jo. Tiesiog Švedija nemažai pažaidė, irgi pas mus treneris vartininkų jis dirba, pradėjo nuo mūsų mokyklos ir grįžta, tai man tai ir norisi savo auklėtinių, kad jie, tie, kurie užsienį pažaidė, pamatė ir ateis su naujais vėjais. Tai tai kaip tu sakai, rituliuojasi, kiekvienam įsirituliuoja, jeigu tu to nori. Ir turi būti, aš tai skaitau, viską, kas geriausia. Jo. O tai čia ta mokykla, dabar yra tų 220 vaikų, sakė, ne? Tai nuo 2 iki 200, matai, čiagi pas mus kalniukai tokie vyksta tenai, plius minus, baigia, išvažiuoja, ateina. Kaip jūs telpat ten visi dabar? Tai mes probavorėm ten grupė, ten vyresni. Taip, tai ir ledo, jeigu anksčiau mes ten čiuoždavom, ten kiek, tai dabar čia mes po 3 grupės čiuožė, tik Akropoliai, dar viena grupė pramogų arenai, viskas. Ir, tai supranti, jos toka ledo. Norėtųsi galbūt ir daugiau gali paimti, tenai, kad laisviau vaikam buvo. Nėra ledo. Nes, džiugu, kad atsidarė, sakau, Sostinė mokykla, Hockey Punks, labai ir padaugėjo jų atidarimas, kaip nekeista, konkurentų atidarimas mokyklų, padidėjo vaikų kiekis, nes jie irgi savo įneša ir tą reklamą, ir eina, daro kalbą, paskui jų žmogus, kuris, jeigu ne iš mūsų gauna informaciją apie ledo ritulį, gaudavo iš kitų mokyklų, bet jisgi pradeda, pradžiai pasižiūri, kiek mokyklų, tokie, pasižiūrėti, kur geriau patinka logistika arba treneriai darbas, viskas. Tai atsidaros prieš 10 metų labai didelis šuolis buvo. Vaikų padaugėjo žymiai iš karto, dar daugiau. O tai draugiškai sugyvenat su kitom mokyklom? Ar vis dėlto, ar jaučiasi konkurencija kažkokia, tai, pavyzdžiui, dėl vaikų, dėl dar kažko? Ne, tai kokie vaikai ten, supranti, aš tai negirdėjau, kad nėra, kad ten kažkas tai eitų, ten kalbinėtų, dar kažką, tai tų vaikų pas mus ten, kiekvienas linkis pats pasirinkti. Tie, kurie ateina tėvai, būnagi pasiskambina, paklausė, maždaug laikai mūsų ten skiriasi, kiekvienas pasirinka laikai, logistika, ir viskas, ir pasirenka. Ir buvo atveju, kaip iš jų mokyklos pas mus ateina, iš mūsų pas juos, kažkam tai netinka laikas, galbūt su treneriu kažkas tai nepatinka, vis tiek visokiausiai būna.
dalykų viskas. Bet mes vat, ir su Hockey Punks vadovu, net ir su sostinė, tai dalykiški santykiai, viskas nėra taip, kad ten kažkam... O koks amžius dabar maksimalus geležiniam vilke? Kokie vyriausiai vaikai yra dabar šiuo metu? Tai vat 18-mečiai, 17-mečiai. Jaunimo lyga dabar įkurta, jo 2008 metų, 9 metų, 10 ten, žinai, nu, leido 8, praktiškai 2009, tai čia U17 arba jaunimo lyga dabar. Yra tokia, aš kažkaip niekad negirdėjau. Taip, tai dabar gali kokie tai pasižiūrėti, nu, ne U17, anais metais buvo U17, dabar jaunimo, nes leido 8 metai, nu, tai sukūrėm, kad, žinai, 2008, 2009, 2010, jo, nu, 4 komandas, tai pats suprantat, nu, čia. Labai daug išvažiuoja, paskutiniai 3 metai, tai labai buvo didelis rautas. Ir nuo kelių metų išvažiuoja pagrindę? Nu, tai pradėjo, tai dabar važiuoja maždaug 14 metų, tai va. 14, ir pavyzdžiui, ką ateina, pavyzdžiui, nu, sakykime, pradėjo lankyti vaikas, nu, sakykime, kada ten ateina, nu, 5-4 ateina metų, dabar populiaru labai, nuo ko mažesnė, tuo tipo geriau, bet ateina, nu, ir lanko 12 jau metų, ir kaip tėvai patys pradeda kažką tai pačiam, nu, sakyt, ten Andrėjai, kaip ten, ką man daryti, ar važiuoti, ar ką, kaip tėvai kontaktuoja, pavyzdžiui, su komanda, su vadovybė, yra kažkoks kontaktas, nu, aišku, kad jis yra, bet kaip, pavyzdžiui, tėvai pasako, kad galbūt, kaip ten su to užsieniu, ir ką jūs, pavyzdžiui, kaip treneriai, kaip direktorius, nu, ką jūs jiem patarėt, kaip atrodo tas pokalbis maždaug? Nu, mes su jim pradžioj kalbėjom dėl to išvykimo, be abejo, ten kiekvienam amžiui iš tų tėvų visada atsiranda tie, kurie turbūt jų svajonės, kad jie mato, kad mano, tai čia jau jis turi žaisti NHL turbūt tenai, nes, nu, turi didelį svajonę. Vis tiek daug informacijos ateina iš tų, kurie išvyko, kaip jūs, kiti vaikai ten išvažiuoja, jeigu vaikai bendrauja, socialinis tinklas dabar tiek duoda informacijos, jo. Nu ir ateina vaikas ir jie visigi ką nori. Tėti, mama, aš noriu tenai, jo, važiuoti, nes Facebookas, Instagramą daug duoda, jie ten gauna visos informacijos, vat ir viskas. Būdamas jau 15 prasideda toks judėjimas jo. Antras dalykas, visi mato, kad dar iki U15 dar turim čempionatą. Paskui dalis išvažiuoja, lieka ir 4 komandas lynai turim. Ir čia didelė bėda, neturi kur tas jaunimas įsės. Arba tada tu turi eiti į mėgėjų lygą, arba mesti, bet visi vis tiek vaikai jau sportavę 10 metų, nori toliau siekti kažko. Tai Lietuvoje šiai dienai nėra labai didelis pasiūla, nes, nu ką, Hockey Punks, elektrinė energija, kur žaidžia OptiBet, jo, kur to 18 metų, jam sunku prasimušti, nes dabar norinčių daug, tai visi leduritinkai per tiek metų vyresnių yra viskas. Tokios jaunimo lygos, nu tai mūsų, nu ką, 4 komandas, nu, 16-18 rungtynių per sezoną. Tai o anksčiaugi buvo tokia mintis, kaip ten buvo, net beveik buvo sukūręs šitą Geležinio Vilko jau kaip ir beveik vyrų komanda buvo, ne? Buvo, Linai, tai, bet tai kas iš to, tai matai, kad išlaikyti finansai, nu, tai jau vyrus laikyti ten, jeigu vaikai dar susimoka tas abonementinis mokestis, tai jau vyrai, jau ateina toks laikas, nu, nieks už pinigus nenori, jie nori jau, kaip sakant, kad jie mokėtų. Tu turi džiaugtis, kad jie mokėtų, nu, tai be abejo, jeigu tau virš 20 metų tu daraisi mokėsi, nu, tai jie gali nueiti savo malonumai. Buvo, bet, ta prasme, matai, ten, kaip Hockey Punks ir mes pradžioje rašėm programą, Hockey Punks gauna finansavimą iš miesto, nemažą. Vienam tu, nu, nėra tiek rėmėjų, kad išlaikyti vyro komandą, norėjomsi. Bet miestas pasakė, finansuosim tik vieną komandą. Šaunuoliai galiu pasveikinti Hockey Punks, jie savo laiku, matyt, geriau padirbėjo savivaldybė, jie bus reprezentatyvinė miesto komanda, jo, nors aš rašiau tą programą ir viskas, ir mes daugiau atitikam tam kriterijui, kad gauti tą finansavimą, nes mūsų visų amžiaus vaikai, visos rinktinės Geležinio Vilko auklėtiniai viskas. Bet savivaldybė pasirinko tik vieną komandą ir finansavimą gauna su jie, nu, ir po to, tai žinai, negali nuolat eiti ir galvoti,
kaip čia mašinos padangą parduoti, kad kažkam tai kompensuoti. Tai gal netgi ir gerai, Nu, ir gal ir matyt, net gerai, ramiau. Taip, žinok, taip, ir man dar ramiau pasidarė ir aš dabar žiūriu, mūsų pusė auklėtinių eina į Hockey Punks iš tikrųjų, nu nėra tų finansų, kad ten šoksi per galvą ir čia džiugu, tai norėtųsi galbūt tą klubą, bet iš tikrųjų finansai ir žmonių resursas turi būti, tai aš irgi tą pasižiūrėjau, čia, kaip sakant, be panikos ir kaip sakant, su džiaugsmu, mes ruošiam jaunimą, man patinka, tie vaikai auga, jeigu mūsų auklėtiniai juos priima ir Hockey Punks arba Energija užauga, tai man visada malonu matyti, kad jie tegul eina toliau už lietuvišką tą komandą ir žaidžia, bet ir viskas, kiekvienam savo ir aš skaitau, man patinka, kad mūsų mokykla, aš vadinu mūsų, čia daug kas trenerių dirba, visi praeina ir mes darom tokį darbą kokybiškai, kad nemažai tų ledo ritininkų, kad mums nebūtų gėda, kad čia sakys, kur iš Geležinio Vilko, jau normalus paraštas, maždaug ledo rituliai, viską, kaip ten susiklostys. Ką reikia padaryti, kad gautųsi geras ledo ritulininkas nuo mažens? Ką reikia daryti? Pirmiausia, jis pats turi norėti, viskas. Ne tėvai turi norėti, viskas. Tai dabar nemažai tenka kasdieną bendrauti su tais vaikais, viskas dabar, kas buvo prieš 20 dabar metų, žinai, socialiniai tinklai, daug tokių pagundų, viską, visas pasaulis tą žino, mokyklos ir telefonas, internetas, tas yra. Pirmiausia, tėvai, aišku, jeigu sutampa tokių kaip tų fanatai, tėvai nori, patys dasideda, ir pas vaikas turi norėti, man atrodo, tėvai visada padeda ir plus treneriai, viskas. Tu turi eiti, juodai dirbti, paprastas darbas, juodas darbas, daug, viskas, paprastas dalykas, dabar pasirinkimas tų papildomų, ten kažkokią informacijas gauti, tu pat žinai, YouTube pilna visko yra, jeigu tau trūksta kažko, tai vat ir viskas. Tai mano manimui, ir aš dabar kalbu, vaikas turi gyventi šeimoje, ramiai, gerai miegoti, gerai valgyti, treniruotis, viskas šeimoje psichologiškai būti tvirtas, siekti tuo. O ten jau, pavyzdžių yra daug teigiamų. Vienas iš jų, kaip su šeima, tai išsilaiko ir kur dabar vaikas žaidžia. Daug darbo įdėti, čia faktas. O kaip, pavyzdžiui, norėjau dar paklausti, Gediminas. Kaip atsirado Gediminas ledo rituly? Tiesiog, kad nuėjo, nes kad gerą fizinę formą palaikytų berniukas, nes berniukui svarbu. O kaip, pavyzdžiui, kaip pačiam treniruot sūnų buvo? Ar kaip tas vyko visas? Sudėtinga. Ir dabar gal gailiuosi, kad aš tada dar buvau vienas treneris ir dar sūnus. Ir dar vaikas, matyt, mūsų santykiai, jis leisdavo, kad čia tėtis, negalėjau, jam vėliau būdamas 15-16 noras žaisti, išmokti ledo ritulį. Iki to laiko jis toks buvo, pamatys, jeigu paskui tą įrašą, tai toks šiek tiek ne tiek pritinginių, bet taip, dar čia tėtis, kur sunku, galėjau savo leisti nedaryti to. Ir aš tada buvau pilnai pasirašęs komandai ir man buvo paprasčiau, gaila, kad nebuvo kitų trenerių, kur galėčiau atiduoti savo, tada galvoju, taip reikėjo. Nors, sakau, kalčiausias aš esu, aš turėjau, skaitau, tavo pavyzdys, kiek tu skiri vaiką, aš neskiriau tiek savo sūnui, tai dabar gailiuosiu. Duomenys išaugo, neblogas, bet aš, iš tikrųjų, tada pasirinkau, man reikėjo komandą ir labai mažai dėmesio, man neužtekdavo net, kaip sako, šeimoje, jam. Viskas, jis ten bandė, paskui tai dziudo buvo pabandęs nuėsti, dar kažkur taip, paskui grįžo ledo ritulį, taip, aš taip nenorėjau, jis nelabai norėjo, paskui būdamas jau 15-16 atsirado noras, sustiprėjo fiziškai, pradėjo viskas, bet tų įgūdžių, kur neįdėjom, būdamas 8-9 metų, 10, tas toka, viskas, ir šiek tiek nedavėm pilnai tai įsiskleisti. Tai mano kaltė ir, sakau, visiems kitiems dabar treneriam savo šeimos nariai, savo vaikai, tai pirmiausiai turi būti viskas. Visa kita, aš padariau klaidą. Gailiuosiu. Kaip, aš nepasakyčiau gal, kad taip jau labai klaida. Kuo dabar Gediminas užsiima? Ką jisai daro? Tai jis dabar golfą žaidžia. Labai gerai, tai jis, buvo grįžęs, baigė mokslus, aš jį
irgi, nu, aš turiu minėti dėl Gedimino, dėl aš suprantu, jo. karjerą. Man norėtųsi, kad jis kitaip atrodytų, jo. Bet taip, jam ledo ritulis padėjo Anglijai, baigė mokslus, mokydamas Anglijai. Surado krūvą pilną draugų ledo ritulininkų. Žaidė ten Anglijos studentų lygoje, jinai nėra stipri, jis nebuvo trenerių, pasirodo tenai treniravo, jie ten iš tikrųjų socializavosi labai stipriai. Tai ir aš buvau patenkintas, kad ledo ritulis jam padėjo, grįžo, Hockey Punks priėmė, Šarūnas Kuliešius jis keletą metų pažaidė, daug, nemažai, bet paskui matyti konkurencijas neišlaikė ir išėjo iš ten, tai viskas tvarkoja, nes paskui pabandė, kaip ir Baroška toks buvo žaidėjas, irgi į golfą įtraukė ir dabar labai sėkmingai ir neblogai jom sekasi ten už savo malonumų. Baigė mokslus, turi gerą darbą, žaidžia malonumui, tai skaitau fiziškai stiprus. Nes aš ką pagalvojau? Aš pagalvojau, kad jeigu norint, kad sūnus, tai reiškia pačiam reikia labai daug įdėti darbo, bet kaip pavyzdžiui, Andrėjus Jatkauskas, jisai yra, sakykime, ledo ritulio geležinis vilkas mokyklos, viskas viename. Vienas žmogus, orkestras, kuris viską darė vienu metu. Tai, pavyzdžiui, kas mano atveju, aš turėjau parduoti verslą, uždaryti viską ir išvažiuoti. Tai reiškia, mes viską uždarėm, paaukojom ir kaip Dievas davė, kažkur tai nuvažiavom, belekur. Čia toksai visiškas iš komforto zonos išėjimas. Bet aš buvau vienas. Aš savo restoraną, pats vienas irgi, ten nebuvo kažkokio, o čia daug vaikų, atsakomybė, tarsi ne vienasgi, čia nėra taip, kad restoranas, kur aš vienas dirbau. Čia, geležinio vilko mokykla, tai daug vaikų, už tiek daug žmonių atsakyti, staiga mest vieną dieną užrakinti ir išvažiuoti, pavyzdžiui, kažkur tai, biški sudėtingesnis turbūt variantas, negu pas mane buvo. Ne, tai, Linai, aš turėjau menį, supranti, buvo laiko, aš galėjau truputį daugiau vis tiek jam dėmesio surasti, savo vaikui, tu turi surasti dėmesį, tu nedamigok nieko, eiti daryti su jo mankštą, eiti ten metimus daryti viską. Aišku, mes daug važiavom, tada į Baltarusiją, ten savaitę pavargęs, jis nereiškia noro ir aš taip, žinai, nenori ir nereikia, viskas, man buvo gal to laiku paprasčiau, ten, kad man ten stovi zyzė jausys, viskas, bet kaip tik turėjau rasti, nesakau, kad jis būtų wow, viskas, bet aš nepabandžiau to, nepadariau tą, ką darai tu, aš puikiai atsimenu, kiek tu su Marku, jei į tai puikiai tėvai, taip ir turi daryti, jo, vat ir viskas. Tai ir aš kaip tėvas, ne kaip treneris, kaip tėvas turėjau jo eiti ir, sakau, 15 jis jau pats pradėjo norėti, vat ir viskas. Tai dėl to, tavo, kas turi būti geras ledo ritulininkas, tai dabar vaiką, aš būna kviečiu vaiką pakalbėti, koks tavo tikslas, kam tu ledo ritulį? Nežinau. Sakau, tu žaidėjai, treniruojasi, nežinau, tu neturi svajonės? Ne. Ir tikslo? Ne. Tai, tai sakau, tai kažkaip tai tu turi, ko tu nori pasiekti, būti geriausias ar ten dar kažką, tai va. Tai pirmiausia, nori vaikas pats norėti, viskas. Dauguma tėvai myli savo vaikus ir finansiškai, jie sako, dabar, nėra slėpti, viskas kainuoja, jo, o tai viskas tas yra. Tai čia tėvai, man atrodo, kiekvienas gali paaukoti, kad dėl vaiko, jeigu jis tik tai pareiškia norą. Bet pas mane, pas mus labai daug, kur tėvai nori, o vaikas, okei. Taip, nes visi skirtingai gyvena, galbūt kitos pagundos, bet pribijo tėvų ir eina tą daryti, bet tu pats žinai, tu gali daryti, jeigu tu nenori viduje. Ne, tai taip, jo, tai nieko ir nebus. Tu gali imituoti, kad tu dirbi, imituoti, bet tėvas žiūri, gerai, aš ten padirbėsiu, pamėtysiu, bet taip. O nuo kelių iš patirties, pavyzdžiui, nuo kelių metų jaunimas pradeda suprasti, kad, aš taip įsivaizduoju, yra tokie etapai. Yra mažiukai, iki kokių 12, kur jie ten savo kaip ančių tokiam prūdelėje, ten savo tralelę žaidžiasi, nieko jų ten nereikia nei spausti, nei kažką, tai tiesiog bazinius dalykus gerai išmokyt, geras driblingas, metimas, bazė. Tada jau nuo kokių 12 pradėti reikia įtraukti jau į fizinį kažkokį pasiruošimą, kad jie jau po truputį stiprėtų. Ir tada jau nuo kokių 15 jie jau pradeda suvokti, ar kad jisai nori, ar jis nenori. Kaip pačiam iš patirties, yra taip tokia schema maždaug, ar ne tokia schema?
galiu iš patirties pasakyti, jie visi, žinai, skirtingi, bet kai vat mažiukai, matosi iš karto, supranti, jie va taip skiriasi, atrodo vieno amžiaus, bet jie tokie skirtingi. Yra iš karto tie, kurie matosi, kad va, pas mus ten yra gerų vaikų, ten 6-7 metų, jie ten non-stopų su ta lazda eina, daro ten, buža, rūpinėsi visur su ta lazda. Supranti, jis matosi, kad jis, ne pagal amžių, jau ir mąsta kitaip, ir žaidžia, jam sekasi gerai, galbūt gabus, ir darbštus. Trenerį galiu dar pasilikti, jį ten iš ledo galiniškai, jis eina visur. Yra kiti, taip jis ateina, fafan, žinai, tėvelė atneša viską. Nors turiu dabar pavyzdžių, buvo toks pas mus vaikas, aš galvoju, niekad iš jo nebus, žinok. Važinėja toks, lyg tai, bet po truputį kiekvienais metais jis, žinai, žiūri, ar bręst pradeda jie skirtingai. Skirtingi visi ir negali pasakyti, šitas tiksliai bus, va, ir viskas. Ir po truputį žiūriu, vieną kartą kitą, ypač stovyklas, atvažiuoju į stovyklą, galvoju, šitas tai tiksliai tai pabėgs iš stovyklos. Ne, jis kaip tik pasirodo, wow, ir viskas. Ir praeina 2-3 metai ir ta, kurį aš atrodo, galvoju, nieko nebus, dabar pas mane ten vienas iš geriausių. O tada man atrodė, kad, ne, jis toks flegmatiškas, važinėja, nieko nenori. Matyt, nebuvo pasiruošęs, nesubrendęs tam dalykui. Aš sakau, tai vienas nuo 5-6 subrendęs ir daug tokių yra, kurie varo ir nori žaisti, ir eina, kaip Grinius, jeigu tugi žinai, jo, jis ten jau vaikas mažas, jie ten dieną naktį, jie ten zulindavo. Ir dabar tų vaikų matosi, va ir viskas, grinai sistemos. Kiti vėliau ateina, nuo 12 metų ten žiūrėk, kažkas tai. Ypač, žinai, nesigauna, pradeda ten tėvus pakalbinti, nueina papildomai kažkur, tai žiūrėk, pasigauna ir tik tai jam patinka, ir tik tai jam gaudys, jie pradeda kalnus gali nuversti. Kaip surasti tą, kad kiekvieną priversti? Nežinau, tai sakau. Pas tave tai buvo tų pavyzdys, tenai daug norėjai, sakau, tiek dirbdavai, tai čia, nežinau, kas pas mus tokie dirbė. Aš sakau, visiems pavyzdį, tavo ir Grinio, sakau, buvo pas mus Markas Samenas ir ten, dėl mankštos, sakau, jie vieninteliai, mes tik tai ruoštėmės į žemę eiti, jis net ir neįdavom, jie ateidavo ir Markas persingdė ir eidavo prie Akropolio bėgioti. Ir visada pavyzdį, jie norėjo, jiem net nereikėtų sakyti, jie žinojo, kad jie turi tą daryti. Viskas, jie ėjo, matyti su tėvų pagalba, bet patys apsirengė, eina ten, prasibėga, apšilimą tą padaryti. Ir viskas. Nors skaitau, čia aišku, mūsų trenerių darbas turi nuolat, tai sakyti, bet ir tie vaikai iš karto įsiskiria tokie, kurie... Aš tai manau, kas liečia šitą dalyką. Pavyzdžiui, tarp kitko norėjau pasiklausti, kaip vyksta kažkoks, pavyzdžiui, tėvam, kad, pavyzdžiui, kai susirinkimas, ar tėvai iš vis supranta Lietuvoje, ką reiškia auginti ledo ritulininką, bendrai sportininką, atletą ir ko iš jo tikėtis ir kiek į jį reikia investuoti. Ar tėvai iš vis supranta šitą dalyką, ar taip? Matai, mes kaip mokyklai ten susirinkimus darom, ten kokį informacinį, ten dėl fizinio, dėl tą, bet geriausia darbuot porą kartų bandė federaciją daryti, kviesti kažką tai, kad pakalbėti. Aišku, labai gerai kviesti tokius kaip tu, nes dabar buvo stovykla, darėm, vasarą mes ten darom tokią stovyklą, treneriai, tai iš Švedijos, tai iš Čekijos, tai iš Suomijos atvažiuoja, daugiau, žinai, patirties pasimokyti. Ir pirmą kartą dariau, atvažiavo Dumčius, Grinius, dirba stovyklai pas mus, jau kaip vaikai. Ir aš organizavau tėvai, kad pakalbėtų su jais, jie papasakotų savo istoriją, kaip jie išvažiavo ir ko reikia tikėtis. Ten Dovydas Kulevičius treneris buvo ir kvietėm tėvus pasidomėti, jeigu norit klausimų, ir jaunimą iš tų grinai žaidėjų, kurie išvažiavo ten 13, 14, 15 metų, ką jiem teko išgyventi, kaip jie teko praeiti, viskas, nes jie jau vis tiek jau ten virš 20 metų, jiems jau tokie paaugliai, turi ką papasakoti viską. Aš galvoju, tavo būtų įdomi, gal kada nors įkalbinsim, tu būsi Lietuvoje, nes tu tai pradėjai, nes tu daugiau turi žymiai informacijas apie tą skandinavišką ir sistemą ir ką reikia, ir būtent savo patirtį. Tai reikia ne tik, kad aš kaip treneris susinteresuotas, kad jie liktų čionai viskas, bet reikia tokių žmonių, kurie per savo atskleisti jiem, kokie sunkumai gali būti, ir ką jie nori iš tų turėti. Aš palaikau pilnai už tos
vat dabar ten Višniauskaitė išvažiuoja, šeimom išvažiuoja, vienas iš tėvų turi būti, bet tada bus. Bet jeigu po vieną ir bent kur, kad tik tai išvažiuoti, nu, tai nežinau, daug dievė, kad... Nu, labai aišku, turi būti pasiruošę ten labai daug investuoti į toliau, nes, pavyzdžiui, vis tiek užsienigi susiduri su problemom tokiom kaip visiškai nauja žemė. Niekas čia nelaukia. Tokius, vat, kaip mes, tai jų nieks nenori, švedai nenori, jie mūsų nenori išvis. Mes jiem esam visiškai nereikalingi žmonės. Ir reikia pačiam susirast darbą, susirast būtą, viskas čia yra, nu, visiško nuo 0-0. Tada susirast komandą, tada suprast, kas čia per sistemą, tada išmokt kalbą, nu, ir tada pradėti treniruotis. Nuo ryto iki vakaro. Mes su Marku, pavyzdžiui, kai Markas žaidė Oiko, čia ta Stokholmo komanda, o mes gyvenom salai, tai čia 100 km nuo Stokholmo, nuo tos vietos. Tai aš po darbo grįždavau, specialiai susiradau tokį darbą, kad iki 3 dienos dirbti tik tai. Ir mes jį perkeliam į švedų mokyklą, kuri buvo nuo mūsų, jam reikėdavo, nu, beveik valandą važiuoti iki mokyklos, kas yra Švedijoje nenormalu. Vaikas iki mokyklos turi nueiti peškom, be jokių problemų. O Markas važiuodavo autobusu ryte anksti, 6 keldavosi. Tada jisai grįždavo iš mokyklos apie 2-3, aš grįždavau iš darbo 2-3, mes sėsdavom į mašiną, 100 km važiuodavom su mašina. Ne, nuvažiuodavom 50 km su mašina, tada sėsdavom į traukiniu važiuodavom dar 50 km. Tada jis atsitreniruodavo nuo 6 vakaro iki 8 vakaro, tada mes sėsdavom vėl, eidavom dar pėsčiom pusę valandos. Mes tada sėsdavom į traukinį, jeigu jisai atvažiuodavo tas traukinys, nes būdavo ir neatvažiuodavo. Tai mes būdavom namie 1:30 nakties. Ir mes vėl keldavomės 5 ryto, kad 6 jau vėl aš į darbą, jisai į mokyklą. Ir taip mes metus atbuvom. Tai čia vienas tik tai iš etapų gyvenimo. Čia patys geriausias toksai prisiminimas man, nes man buvo labai linksma su juo važiuoti visą laiką. Aš jam tenai visą laiką bubnėl ten be sustojimo, ten tu turi dirbti, tu turi pasiekti, tu turi dirbti. Ne, jeigu tu nedirbsi, tai nieko nebus, nu, ta prasme. Aišku, jam tas nepatikdavo, nu, bet ką darysi. Tai va, tai va tiek reikia įdėti. Čia yra tik maža dalis buvo, o kur konkurencija? Tai vat sakau, Linai, tokių kaip tu mums trūksta jo, kad tėvam išpasakoti. A jie po vieną vaiką išsiunčia. Įsivaizduok, vaikai susidūrė su visu tuo vienas būdamas, kai šeimos nėra palaikymo. Norėjau pasiklausti dabar, kokie bendrai ateityje yra kažkokie pamastymai, tikslai, kaip ten atrodys su ta Geležinio Vilko mokykla. Ar tiesiog kaip srovė neša, taip ir neša, nes priklausomi jūs vis tiek ir nuo valstybės nemažai. Tai nuo valstybės, žinai, trūksta, kaip sakom, vis žada tos naujus rūmus pastatyti, jo. Nes vis tiek, sakau, jeigu mes norim dabar papildomai ledą prasiplėsti, nėra galimybės, paprasčiausiai viską, kur treniruotis. Arba vaikai treniruojasi po 40 žmonių ant vieno ledo, taip pat sutik 2 amžius. Tai jeigu tu nori kokybiškai tą daryti, tai tu turi iš kažko tai išeiti. O tai viskas. Tai mes visi dirbom, stengiamės, aišku, ta konkurencija tarp kitų sporto šakų, mes kol kas labai atsiliekam ir nuo futbolo, nuo krepšinio, jau nesakau, ten kitus sporto šakos, nes, nu, brangsta, viskas brangsta. Tu pat žinai, kiek kainuoja lazda dabar, aš kaip sužinojau, senai kažkaip tai pirkau tą lazdą, kaip nuėjau, kaip matau, vaikai ten 12 metų po 300 eurų perka lazdą, nu tai... Lina, žinai, jeigu anksčiau dar prieš 10 metų galbūt ne taip, bet dabar supranti, kad finansai pradeda kandžiotis. Tai mes jau dabar, pažanga, mes naujokam ateinam, tai aprangą nemokamai duodam. Jo, ne nauja, second hand, kaip sakant, bet vis tiek, kad tėvai suneša, paliekam, mes parestauruojam, duodam, gali naudotis pradžiai, kad užsikabinti, bet tai taip, geras pačiūžas, vėl, wow. Lazda, wow, aš nežinau, taip ledo ritulys ir aš kiek bendravau tenai su Hakė, su tai ir Vokietija ir, sako, net ir Švedija irgi kandžiasi, ten neina ten, jeigu žmonės, iš kitos, kaip sakant, religijos, jūs žys nepakviesi, futbolas ir ledo ritulys, Linai, tu pats žinai, jo, tai finansai, jo, ir, žinai, ten naršai programas, gauni kažką, tai, bet vis tiek. Kelionė, autobusą reikia paimti, jau negali paprastą mažiuką, tašysgi reikia ledo ritulį, jau lėktuvus aš nesakau, viskas išbrangsta. Tai, bet
šiek tiek mano vizija pasikeitė, anksčiau man ten sportas, ten pirmą vietą, dabar aš tai jau, žinai, kaip greit gal tapsiu seneliu, jau dukra žadės man vasario mėnesį padauginti, pagaliau, kai seneliu. Tai žinai, žiūriu į visus vaikus, man toks socialinis užimtumas vaikų, nes mūsų sąlygom profesionalą, jie galbūt iš tikrųjų 14-15 gali, čia galim mes, užteks tų galimybė, jo pažais kažkur tai pavažiuoti, bet paskui talentingi, geri vaikai vis tiek turi važiuoti, kaip jūs išvažiavot, Grinius, Simas Ignatavičius, daug kas iš Šveicariją, tai jeigu yra galimybė ir geriausiai su šeimos nariu vienu važiuoju, gal vienas iš tėvų dabar daug kas online dirba, keičiasi, kiek žinau, tai kaip aš norėčiau čia turėti, bet realiai suprantu, kad sudėtinga. Nes nemažai vaikų augant, tu pat žinai, byra jo, ne tai, kad išvažiuoja, pas mus baigėsi sezonas, geri vaikai, metė paprasčiausiai. Aš galvoju, dauguma metė, aš tai turiu, tėvai pavargsta. Su mane Vilniui, nuvežk, atvežk, jie ne tokie fanatai, kaip tu pasakai tą kelionę, tai nežinau, ar aš taip sugebėčiau važiuoti tiek. Čia reikia tėvui turėti, nes ir vaiką tiek vežioti, čia daug reikia. Tai dažniausiai ir lieka tėvai, kur dar vaikas nori, bet ir tėvai turi tą norėti. Pas mus 16 metų žiūriu šį sezoną, ne, toks geras vaikas, tėvas, jis kažkaip tai nenori, ką mes įversim. 10 metų sportavo ir paskui tai punk. Tai aš sakau, dėl savęs, dėl sporto, nenori siekti tu, bet tu gerai tą mokė ateiti po mokyklos, bet taip. Tai kad mes, kaip sakau, mokykloje, atėjo dabar nauji treneriai, ten, iš Ukrainos, jau pagaliau tie, kurie pramoka lietuviškai kalbėti, jau reikalavimus pradeda kelti treneriam, neįma, kad tu bent kas. Tu turi suprasti, žiūri metodiką, vis tiek įsivaizduoju. Tas noras tobulėti nuolat nuo trenerių daug. Net ir silpna komanda, jeigu tu atsiduodi, domiesi, eini dirbi, bus rezultatai. Tai faktas. Jo. Teisingai gal iš tikrųjų, nes suprantama, kaip ir pats sakė, kad suprantama, kad nebus čia kažkokių NHL lygio, net ne NHL, sakykim, Division 1 švedų lygio, nebus čia nei jaunimo, nei komandų kažkokių. Tai suprantama, kad nežalot nei tų vaikų, nei jų psichikos, nei jų noro ar dar kažko, tai geriausia, tiesiog ramiai savo sportuoja, treniruojasi, jaučia malonumą, jeigu pajunta, kad labai nori, tėvai irgi nori, tai gali važiuoti kažkur tai ir bandyti laimę kitur, jo. Tai suprantama, tai čia net ir kalbos nėra. Taip, aš nenoriu jiems ten, žinai, kad tu ten būsi NHL, tu ten tas ilgas kailis, aš irgi sakau, su lietuvišku ledo rituliu pasu labai sudėtinga. Jau aukštumus uždėti, ten savų užtenka. Aš žinau, net Čižus Ugnius sakė, man Čižus Ugnius, Norvegija žaisdamas, su elitinė norėjo pasirašyti jam ir pasakė, tiesiai šviesiai, sako Ugnius, man pasakė, būtum tu kanadietis amerikonas, no problem. Sako, arba būtų pas mus krepšinio klubas, irgi lietuvių, bet sako, mūsų žiūrovai nesupras, kaip mes pasirašėm sutartį su lietuviu kažkokiu. Tai jiem visiems reikia kanadiečių, amerikiečių, švedų, suomių, lietuviškas pasas, tai 3 divizijas, kur visi mūsų ten galbūt. Jo. Bet elitą pramušti, tai Simas Ignatavičius, tai žinai, dabar žaidžia jo, tai jis Amerikė turi... Jo, Amerikos vėliavą pasiekti. Amerikos ir jam bus paprasčiau jo, tą padaryti. Ir viskas tą žiūrės, net ir Amerikai kitaip jis parodys. A lietuviškas pasas, aš tai galvoju, ledo rituliui tai su visa pagarba ten reikia mylėti, bet kiek žinau, tai pristabdo truputį. Ne, tai ten iš viso, kas liečia agentus, skautus, tai čia prasideda kitas žaidimas. Tu gali būti labai, kaip Monika sako, tu gali miške driblinguoti, pats būti geriausias miško kampelėje kažkur tai, bet tas nieks nematys. Kas iš to? Gali driblinguoti atsistojęs ežere, būt pats geriausias, už Magdeividą geresnis, bet tu miške, tavęs nieks nemato. Kas iš to? Tave turi pamatyti, tai vienas dalykas, tave turi matyti net ne vienas varžybas, o visą sezoną ir jie tada pažiūri, kas per vėliavėlę. Tengi, jie narplioja viską, instatsus žiūrio, ten viską, ta statistika. Čia prasideda labai rimti dalykai. Jo, tai sakau, aš tai šiek tiek pakeičiau jau, galbūt, žinai, daugiau prieš patirties, mes mokinam vaikus, užimtumas,
mokinamės, stengiamės gerai pramokti ledo ritulį, jo, nes čia ilgas, vingiuotas kelias tą profesionalizmo. Ateina ten tėvai, matau, svaigsta, aš matau, kad ten yra tėvai, kurie ten jau užsispyrė, labai nori iš to vaiko išspausti viskas, nenoriu jų vilčių nurinti, žinai, tik tai, sakau, labai pravertų, vat, kaip nors, gal tų pavasarį, kada į Lietuvą važiuosi pas mus kaip stovyklas, kad tėvai mes pareklamuosim, kad atvažiuos tokie, vat, gal ir iškviesim tave, kad atvažiuotume porą dienų, paskaitą papasakot tėvų, grinai tą kelią, kas ten darosi, tu supranti, nes, čia kas agentai, kas nors paskambina komandą, oi, ten gali prižadėti viską. Aš nežinau to tiksliai, nedirbu su sovietais šomis, tik tai būna treneriai atvažiuoja, mes tik tai čia vietoje, aš noriu čia vietoje. Išvažiuoti tenai, tai turi grinai kalbėti tokie kaip tu žmonės, kurie savo kelių praėjo tą viską ir žino tos visus niuansus, kad tėvai galėtų, ir viskas. O jūs dabar vaikus vežiojate, jeigu į užsienį, tai kur jūs į Latviją važiuojat, kur jūs žaidžiat visi? Ne, dabar iš Latvija tai buvo čia porą metų, iš vis, atsiprašant, aš pasakiau, ne, daugiau kojas nekelsiu į Latviją. O kas ten buvo, ne taip? Toks, žinok, tokia nepagarba mūsų ledo ritulį, mums, lietuviam, ne tik tai mūsų geležinį, tenai. Tai tyčiasi iš mūsų, tu supranti. Priėmė, priėmėm, kai Baltarusija užsidarė, Kaliningradas, Baltarusija užsidarė, iki pandemijos dar užsidarė, paskui dėl tų politinių visų įvykių viskas tvarkoja. Tai nutarėme į Latviją, tai įsivaizduok, jeigu mes anksčiau Baltarusiją važinėjom, atsimenu, namų arena, sako, pasirinkit, jie į Lietuvą negalėjo, tai mes ten Lyda buvo mūsų namų arena ir visas komandas, mes kaip namų arena Lydoj, ledą turėdavom, jie atvažiuodavo. Latvija irgi pirmus metus man sako, tu pasirink areną, mes ten pasirinkom netoli Daugpilsą naują areną, paskui sako, ne, nieks nevažiuos, mes turėjom arba namų, arba svečios, mes turėjom važiuoti pas juos, įsivaizduoju. Į Latviją, į Rygą, arčiausias Daugpilis, 180 km, taip Ryga 300 km, tu atvažiuoji, susimoki dar jiem pinigus, už viską turi, nes mano namų arena, aš viską apmoku. Jie tai, čia skaitusi mano namų arena, supranti, ir mes keliamės 6 rytą, kad atvažiuoti, susimokam, viskas, jie pamiega tenai, jie net Latvijai nenori 100 km atvažiuoti į mūsų namų latvišką areną parinktą. Ir kada jie dar pradėjo, supranti, pagal reglamentą toli važiuoti, jeigu toli atstumai, anksčiau 2 valandų dienos negali daryti varžybą. Jie pradėjo mums 11 statyti, mums 5 rytą reikia išvažiuoti, skambinu jiem, sako, ledą neturi, aš skambinu čiuožyklą, sakė, jo yra, tik nuo 4, tai sakau, kodėl jie nestato, jiem per brangu. Federacija net leidžia jiem pažeisti bent ką, tu supranti, viskas. Ir dar mūsų, aišku, federacija nuėmė finansavimą, anksčiau skirdavo jaunimo programai tokių ir tėvam labai brangiai mokėti, važiuoti, žmonių nesusirinkdavo ir Latvija toks, sakau, jiem čia mes nereikalingi jiem. Tai ir ten irgi daug kas išvažiavo, keletą komandų stiprių, o visi kiti, mes atvažiuojam arba mums 15, arba mes 15-20. Tai viens važiuoja, jiem primušė 15-20, susimokė 2000 už ledą, 2000 už transportą ir kam? Pavargsti laiko. Tai toks jų atsinišimas nėra toks draugiškas. Tai sakau, ir nutarėm daugiau nevažiuoti, nieks nevažiuoja. Išskyrus, OptiBet vyrai, kur žaidžia. Tai bet neblogas tas Lietuvos čempionatas, daug komandų dabar labai atsirado, visokiausiose amžiuose. Taip, mažiukų yra, bet jeigu tu pažiūrėsi, Linai, vaikų tai nepadaugėja. Ten paprasčiausiai vienas amžius žaidžia už kitą amžių. Jeigu U15, tai žaidžia vaikai už 11 ir dar 12 metų. Jo. U14, 12, 13 už jo žaidžia, 14. Kiekviena komanda savo, ne vieną mokyklą Lietuvoje negali įstatyti vieną amžiaus komandą. Komandas visas sudaromos iš 2, kai kurios iš 3 amžiaus. Įsivaizduoju. Tai problema. Ir jie tai taip. Paskutinį mes atsimenu buvom, Klimaviecas 2006 metų vaikai, kur mes turėjom virš 20 žmonių. Viskas. Supratau. Ir ką dabar daryti tada, kad gerėtų situacija? Nieko, mes tai stengiamės darom, tai žinai, eini tą kiekvieną vaiką
renginius darom. Nu, visos mokyklos dirba, iš tikrųjų kalbinėja, bet nėra toks populiarus ledo ritulys, čia, sakau, futbolas, krepšinis, viskas čia. Arba tėvam patinka, arba dėl lygos ten visi sako, astmatikai, viską, jos varo į ledo ritulį, kad jiems pasirodo padėti, vat ir viskas. Tai, žinai, tai dar kol mažiukai tie, tai nieko, susimokė, mėnesį mokys, tai aprangą gavai, čiužinėje, bet kai prasideda varžybos, kelionės, už viską reikia mokėti. Galbūt dabar savivaldybė tokie, nedidelį ten projektą, programą paleido ten krepšelis tos, nori aukšto meistriškumo, bet taip, sakau, finansavimo tai nėra, kad kažkam tai padėti tam sportui. Padeda tik tai vyro komandam, ir viskas. Merginui, ledo ritulį merginom skiria dar pinigų. Aš tai galvoju, daug susidės. Finansai, brangsta. Sportas ir gyvenimas Lietuvoje, ten nepolitizuosiu, bet nepasakysi, kad labai lengvas, žinai. Ir viskas. O mergaičių komanda yra Geležinio Vilko, ar ne? Ar čia tik tai neturi tokios? Tai sostinė irgi ten turi, jų ten 10 gal mergaičių, jie ten susidaro iš kelių komandų, suvažiuoja, dabar Latvijos čempionatį dalyvavo. Bet, ten nenoriu sakyti, jie šaunuoliai tą vieną kartą paėmė, bet paskui tai čia, tos mergaitės ten 5-7, kurios dar žaidžia, jo 1-5 tokių, jie dabar įsiskiria, bet tęstinumo tokio didelio nebėra jau daugiau, ir viskas, nes, tų mergaičių, pas mane ten yra 5-7 mergaitės, bet kad surinkti vieną amžiaus, tai ten pasisekė, tada nemažai padarė, šaunuoliai, viskas tvarkoja, bet nėra tokio, kad kaip ir su Katulėne kalbėjau, nuvažiuoja po 200 klubai, 200 mergaičių ten turi. Pas mus berniukų sunku tiek surasti, jau apie mergaitės, tik, žinai, galim svajoti. Einam, stengiamės, bandam, kalbinėjom, dirba visi, iš tikrųjų, dirba, einam, stengiasi treneriai vos ten ant keturių, kad tik tai patiktų, išlaikytų. Reklama visokiausia eina, visos mokyklos reklamą leidžia, viską darom. Populiarizacija nėra tokia didelė. Sunku ledo ritulys. Markas šiandien sakė, aš nežinau, sako, ar yra geresnis sportas už ledo ritulį iš vis. Bet, čia džiugu, jis taip galvoja. Tai aš skaitau, žinai, mano dabar, sakau, filosofija, kad berniukas turi sportuoti. Ir mergaitė, vaikai. Man mergaitė geriausia sportai šokia, aišku. Bet berniukai turi sportuoti. Ką jie pasirinks, ta, kad vaikas būtų laimingas. Ne tėvai savo vaikišką svajonę, jis nori tenai, gal jam ten, nelemtas. Ar jis laimingas, eidamas tenai? Dabar aš žiūriu kitą prizmą, jis laimingas. Jis nori, tada, man atrodo, užsirotuojam rankovės, tėvai padės, treneriai, tada kartu darom, kad jis tik tai būtų laimingas. Ir viskas. Jo. Oi, viso, Andrėjai, viskas, ačiū labai. Pašnekėjom apie viską, apie karjerą, apie mokyklą, apie viską pakalbėjom, viskas aišku. Aš tikiuosi, kad tėvai ten tie, kurie žiūrės mus, supras, ką tai viskas reiškia. Tarp kitko, dėl to atvažiavimo, tai mes ieškojom šito. Mes visą laiką, jau 2 metai ieškom. Atvažiuojam į Akropolį ir ieškom Andrėjaus Jatkausko. Kiekvieną Liepos mėnesį, bet jūsgi atostogaujate. Liepos mėnesį mes tai aš žinau. Būtų gerai, tai aš nežinau, dabar, sakau, kaip šiandien sugalvojau, su tai pakalbėjau, nes seniai norėjau, žinai, aš, sakau, neturiu tiek informacijos, ten iš kažkur tai pasakau, man tai patiko, sakau, Dunčiu su to pristatymu, tai mes birželio mėnesį arba rugpjūčio mėnesį, kaip tokius pasirašymus stovyklai, aš galbūt nesusisieksim, nes aš mokėsiu.